Sveiki, čia Jurgis iš tavo tikslas LT. Linkėjimai iš Ispanijos. Ir šiame video aš parodysiu paprastą būdą, kad motivacija nedingtų. Daug žmonių sako, man nereikia motivacijos, tai yra kažkoks nesąmoningas dalykas. Realiai jie labai teisūs, nes svarbiausia ne tai, kas jūs motyvuoja būtent iš išorės, bet kodėl jūs daro tam tikrus veiksmus. Kodėl jūs norit ryte atsikelti ir daryti tai, kas jums patinka. Tai va, dažniausiai, kai mes nusistatom kažkokį tikslą, jį siekiam ir svarbiausia, kad pasiekėm, mes grėbėmės kito tikslo ir judam toliau. Grėbėmės vėl toliau ir net neleidžiam savo pasimėgauti to. Tai viena iš pagrindinių tokių patarimų ir taisyklių būtų atšvęsti pergalę. Atšvęsti. Realiai, jeigu jūs švenčiat, tai, ką jūs pasiekėt, pasąmonė atsimena tai. Jie išsiskiria tam tikri hormonai, malonumo hormonai. Ir mes atsiminam tą džiaugsmą, tą kaifą. Ir viskas dažniausiai būna super. Mes norim toliau judėti. Motivacija nedingsta, kadangi mes žinom, kad mes pasieksim. Jeigu tikslas yra mažas, sugalvokite savo, nueiti į kavinę, nueiti į masažo saloną, nežinau, duoti savo džiaugsmą ir laimės. Bet jeigu pasiekit daugiau, atšvęskit, kaip sakoma, papolnai. Ir bus labai šaunu. Tai tikiuosi, kad šis video buvo jums fainas, malonus. Jeigu matot, kad jis yra naudingas, pasidalinkit su savo draugais, padarysit tokią gerą paslaugą šitam tinklapiui ir bus labai super. Tai su jumis buvo Jurgis iš tavo tikslas LT. Labai